jos spėtus nudirbti visus darbus. Gal į salą pirmąją uždegs man linkėlę. Nu va. Kaip ir kas trepsi, einu pažiūrėti. Eik maž užpūstė šitokia pugalauki. Tikra žiema. Oi, kaip lauki šalta. Šalta, ne? Takus padarė. Prašom, prašom. Gero vakaro. Gero. Sveikas. Žienė ir Jezabėlė sėskit. Nu, kai suspaudė darbas, tik nervavau, sakau, žinai, kad spėtumėt viskuo apsiryti. Ramiau gi vakaroti. Taip sakė. Tai va, matai. Ir kazienė ko tai nesroda. Gal tu suruoš, gal dar ruošęs. O, gal ir jos. Sveika, Jezabėlė. Laukiu, sakau, jau žinai, pilna gryčia. Susirinka. Sveikas, gyvas moteriškai. Sveiki, gyvi sveteliai. Sveiki. Nu kaipgi karvė? Apsiaškela, ačiū Dievui. Spėjot vakaronės. Taigi va ir sakau. Dienu biškį. Tokie, žinai, darbininkai, padėjėjai visi. Tai va, artėja jau švintas kalėdas. Ar laukiat vaikai? Laukiam! Nu kaipgi, švenčių būtinai reikia laukti. Seniau mūsų seneliai švintų kalėdų pradėdavo laukti jau nuo pat gruodžio pradžios. Sako, jeigu švenčių laukti, tai tik tai tada jos bus smagias, linksmas. Tai ir mes laukiam, ir man atrodo. Va dabar tas laikas iki kalėdų vadinamas advintu. Advintas tai reiškia atajimas. Tai reiškia, kad ateis užgims Jėzus kūdikėlis. Dabar mes pagiedosime jums adventinį giesmę. Soki dangus iš savo aukštybių, debesys lygit,
tai žmonės jokių trumpių darbų nedirbdavo, jokių linksmybių, negražių žodžių nesakydavo. Visada gražiai ir ramiai elgdamas. Adventi labai anksti pradeda dingti. A kad ilgais vakarais nebūtų taip nuobodu, tai Anis susirinkę kokioj gryčiai pasaką sekdava, žaidimus žaisdava, myslas mindava, kaip mes va šiandien susirinkat mano pirkiai pavašaroti. Oi, kaip man gerai, senai mano pirkė tiek svečių nematė. Štai ant mano stalą, va čia yra adventinis vainikas. Čia yra 4 žvakės. Dabar eina antra advento savaitė. Tai aš uždegsiu ir antro žvakį. Tai gal dabar adventinį pagiedokim? Tai jūs vaikai kartu pagadinti. Taip pat yra ir pagarba vaško žvakės bičių globėjai austėjai. Sako, dievulis liepis žmonėm. Kaip jų parodys? Boy.
neatspirstat. Neatspirstat, ne. O čia pasislepė tėvas pasirodo. Daugiau aš jau nebeminsiu, visą žinot, nebeminsiu. O jūs įlinkit, gimstas su marškiniais gyvena be marškinių. Oi, kaip padėkite. Žinot, o žinovai. Paštą vieno. Suskaičiuota nei kaip, a panešt gali. Jūs taip sakat graikai. Vaikai, ar žinot, kaip anksčiau prieš kalėdas puošdavo eglutes? Nu kaip? Kuo puošdavo? Ne vaikai, aš jau pasakysiu. Iš eglutes imta puošt visai neseniai. Puošdavo abaliukais, riešutais, žvakutėm. Oboliai ir riešutai tai reiškia derlingumą, vaisingumą, o žvakutės protėvių vėlėm atminti. O vaikai, žinot, kaip anksčiau mūsų krašte senelis kalėdų atrodė? Ar pasakyti? Tai būdamas vilkis išvirkščiais kailiniais, persjuosęs rankšluosčiu, ant nugaros tokia didelė kulka, su lazu ir eidavo. Paskui nežinos, tai ne. Aha, nežinos, kaip tik Pusė eglė nepapuošta. Padelsdavo duris su lazdu, a visui esantis klausdavo, kas čia? Medaus upės, restainiai slyja, saldainiai sninga. Prašom durelas atidaryti ir anų kraštų nevaryti. Tada inteidavo vidun, imdavo saudį grūdų ir berdavo krikštą. Paskui vėl pasimsime. Asmenikai, kai jau matas, kad didelė. Tik nepaneskit galą. Gerai, tokį kaip ir Pateikime čia reikia ramybės. Tai ne visas ratelis
vakarėlą bus, a tu stovi su žiūžiu. Su žiūžiu muši vakarėlų, a vakarėlas stengiasi išlyst pra runkų tarpus. A mes neišlaiskim vakarėlas. Biškai pasitraukim, nuo suolo pasitraukim. Vaikas mūsų darželį, įjunko, pajunko. Voverėlė darželį, įjunko, pajunko. Mes tavo voverėlę išvysim, išbaidysim, išvysim, išbaidysim. Išlinda vakarėlą. Prašyta. Tai va, prašom su žiūžiu, ir vakarėlą. Apie dvi. Aš tau mušiu. Vaikas mūsų darželį, įjunko, pajunko. Voverėlė darželį, įjunko, pajunko. Mes tavo voverėlę išvysim, išbaidysim, išvysim, išbaidysim. Išvysim, išbaidysim. Ale tu užsimerka, nematytum pas ką šakinėji. Užsidėk leidėlėms akytės. Užsimerk, užsimerk. Kokį šalį tu turi, bailiai akytės verti. Iškelis trep, trep, iškelis trep, trep. Nu, Daninuka. Kirsti medžių. Klausykit, nes kai tik pradėdavo kirsti, pasirodydavo žila moteriškė. Miška deivė, kuri pasislėpus, aimanuodavo, verkdavo. Ir žmonės tikėjo, kad paradvėptų kirstas malkas labai smarkiai dega, a jų liepsna su baisiu triukšmu išeina per kaminų ir padega trobas. A pastatyti namai iš per adventų kirstų medžių. Juose apsilanko blogas dvasias. Tai jau geriau per adventų miškan ir kojas nekelti. Tai jau Vaikai baisu. Vaikai, apie tokį paukštį jarutė. pašaipi miškiugių gyvena. Gerai? Oi, jie triukšmingi vaikičiai maisto. Vaikičiai Mikariau, nereikia pasisukamai, kad patykas gerai. Abu pašoks man. Kalėda.
nunešiau biškį sniegą. Neįkit, tai kai sniegas iškėps labai tik karšta. Pusdienėlė, nečkuti, kad aš vyras stipresnis. Pusdienį pasaugas. Agi sako tėvus, kad per visus metus žmonėse priskaupė daug negerų, pykčia, blagumo. Tai per kalėdas labai geras laikas šituos visus blagumus nuvaryti tamsybę ir pašaukt šviesų ir gerumų. Tai mes dabar taip ir padarykime. Kai pilsma vandenį, kai Igoris pils vandenį sniegam. Ai, jūs prašau. Su broliuku tavį sumaišiau, labai jau panašus. Jūrijus pils vandenį, tai mes visi sakys matei. Nuplauk vandenėlį į sniegelį, visas mūsų nuodėmes, visas blogybės ir palik mums tik tai kas tyra, gražu ir šviesu. Pyk vandenėlį, a mes dabar visi sakykim. Nuplauk vandenėlį į sniegelį, visas mūsų nuodėmes, blogybės, palik tik kas šviesu, gera ir dora. Va, vandenėlis nuplovė visas mūsų blogybės, net sniegas patamsėja nuo blogybės. Nu gerai, tai dabar valgyrai. Neškai šiandien geri vaikai. Nu, da, turiu daug, turiu tų žinių. Nu, kur da dėžiukas? Kur? Čia dėžiukas. Dėkit padudą. Aš labai jau insisiautėjau. Dabar pasakysiu, kaip seniau būdavo. Seniau žmonės tikėdavo, kad yra piktasias dvasias. A dvi pačias baisiausias vaikų tai buvo maumas ir baubas. Maumas tai buvo toks, kaip kokia aptašyta medžio statula. Visur šlaistęs kaip šešėlis, tai kokios pakumpiuos, tai kur premeniai, gaudydavo vaikus, gąsdindavo moteris. Ale jeigu jau pagauna katrų, tai jau tam blogai. Bet žinokit, jeigu palieka neuždarytas gryčias duris, tai net mažus vaikus išlokščia, kūdikiukus mažiukus griebdalis. Kitas siaubūnas buvo baubas. Baubas tai buvo panašus tokiu didelį baidyklį. Tokiom ilgom runkam, tokiais ilgais pirštais, restais, tokiais nagais, aduntis tokie reti kaip kaltai. Jau kai pamatydavai, tai iš siaubo gali numirti. Marija, Marija, kaip bijodavo ją visi. Bet žmonės seniau mokėdavo našinti piktų dvasių ir apskinti. Pakelai, kur stovi kryžiai mediniai, užkabindavo medinius vartelius. Kaip tik tai vėjas pučia, tai varteliai ir dundena, barška, pija blogybės ir neina artin. Arba degindavo žvakį, arba ugnį kurindavo, irgi bijodavo blogybės. Labiausiai baubas tai eidavo, kai palieka nerakintas duris, net neuždarytas duris. Ar jūs ir išeinat vakarinavo iš darželę? Uždarot duris? Ne visadu. Žiūrėkit, uždarykit, kad maumas su baubu neišliaužtų. Aku mes tada darysime. Kokios stižina, maščiava, kol suvėjat visi. Ir liko duris neuždarytos mašyčia. Akumpios stūpi. Aina, einam pabaidysim, katras man pabaidys. Greit. Laik visus kumpus, išbaidyk.
žmogelisgi žiūri, dievulis prieėjęs ir vienai krypt pasižiūri ir kitaip. Agi jis iš šiaudų šitų trobų stato. Niekaip nebeiškentė dievulis prieėję ir sako, a tai ką tu čia dabar tu trobelą savo tokią minkų statai? A jis sako, ta kad aš po savaitės mirsiu, ta ką man ta troba dabar didelė ir stipri reikalinga. Mislyje dievulis, ne, kad čia nėra tvarkos. Vis dėlto reikia tai padaryti, kad žmonės nežinotų, kada jis mirs. Ir dabar nuo to laiko mes niekas nežinom, kada mirs man. Už tai trobas didelės ir geras. Sakom. A taip, Man, ne? Taip. Man atrodo, kad aš pasiskaičiuoju, aš iš įstatų mirsiu. Per 10 metų gyvensiu. žinoma. Kad Dievas duos. Nu, dabar pažaisma. Agi galim. Sustojam ratu visi, kas kuma tiesma, kitus pamatysim ar pažaisma. Tai va tie vaikai pamatyti darželį. Gerai, tie vaikai pasiūlys. Nu, svečiai pasiūlyti apie Gerai, pabūk iš kelių. Ale čia gali būti ir 3 kiškiai. Dabar mes einam ir dainuojam. Gelažiniai vardelai. Gelažiniai vardelai, linksi nakvynė.
Mokomės dabar paskutimuose, gerai? Taip, dabar apie kėdę. Ir zigzagas toliau. Čia, davai. Čia lauk. Neaišku, kas ta ištrauksim iš kepurės tas bus. Kas bus? Ne, pasiūlo malkas. Aš pasiūlau 5 lentas išpjauti. Gerai, sutinkat? Gerai, jau viskas išsidirbo jau. Oi, bet lentas. Va, atiduosim, taip, atiduosim. Taip. Na, dabar kas čia bus? Kogi pastovėt tarp žemės ir dangaus? Reikia pastovėti. Kieno šitas aukštinis laikrodis? Mano! Nu, palauk, dar tenta nepadarė. Kaip dabar jinai sugebės tarp žemės ir dangaus pastovėti? Kaip jums atrodo? Kur čia? Geras vakaras buvo. Ir paprašė malonės dievulė, kad mylėtų mamytes, tėvelius, auklėtojus, visus gerus dėdės ir tatulus. Ir man gera buvo, kad man akyčiai šitiek šimti susirinka daug svečių. Tikrai taip draugiškai, gražiai, ir linksmai, ir ramiai. Savo šlakelas. Vakaras vėlu, gal jau reikia eiti ir man išeina. Dar sukalbaisiu kojas, dar sukalbaisiu kėdelą. Užtek žvakelį, pasremk lasdelai ir eik namuose. Sudėl rinkat. Reikia sušačią pradėkitės. Ačiū, mano dalyką viešnių matau. Tai kas pasirašys dalyką. Prašom prie stalo dabar.
pažįstat visus daiktus, kokius čia matom? Ar pažįstate šitos daiktus, kas čia yra? Ne. Nežinai? Kam jie naudojami, nežinai? Ne. Tai gal šiandien papasakos, ar ne kaip atrodo? Nežinai? Ne. Vaikai, o jūs apžiūrėjot jau šitą parodėlę? Jau žiūrėjot parodą, ne? Ar žiūrėjot jau? Daiktus šitos, daiktus. Žiūrėjau. Ar visus daiktus pažįstat? Nelabai. O kam jie skirti, nežinot? Tai gal šiandien papasakos, kaip manot, a? Gal? Ar norit sužinoti, kam tie daiktai buvo naudojami? Norim. O jum kaip? Ar pažįstami šitie daiktai? O matyt neteko anksčiau? Ne. Ar kur nors pas močiutę ar dar kur nors nebuvo? Tik pas peliutę masiautą. O jums? Tai įdomi paroda ar ne? O štai jūs jau apžiūrėjot parodą ar ne? Dar ne, dar nespėjau. Bet daiktai pažįstami? Daugmaž pažįstami. O kam naudojami buvo, turbūt paslapties jau nėra. Ne, nėra paslapties. Ten ta lempa, tai buvo apšvietimui tokia įdomi, kažkokia senovinė. Čia va ir. Sakyti, daiktai gal ir ne visai matyti, bet nuspėjama prasmė jų. Nu taip, jie tėvai naudoja. Ir tarp kitko nebe jaunystė, jau ir prisimenu visus šitos daiktus. Taip, o vaikams tai yra turbūt didelė atradimai bus. Aš manau, man atrodo, kad senovė ir ką proseneliai jų naudojo pažinti dabar tai gana įdomu ir tuo pačiu ir naudinga labai. Vis tik tai vaikai turi žinoti, kas buvo anksčiau. O jums dažnai tenka susitikti su panašiais daiktais? Nu, ne visada. Kai kuriais tai taip teko, kai kurių tai dar ir nežinau jų paskirties. Ir turbūt šios parodos, sakykime, prasmė turbūt ir yra ta, kad vis dėlto kai kuriuose senuose daiktuose yra labai didelė vertybė turbūt pasidaro šiandien. Nu, ar kaip jūs manot? Taip. Man atrodo, kad taip. Žinom, ką mūsų seneliai, tėvai veikė su tais daiktais. Kokia jų buvo paskirtis. Šiandien jūs čia rasite visą savo senelių jaunystę. Kaipgi gražus, gražus rūtelių darželiai.
traška krosnį ugnis, statau sau ratelį į kampą, užrakinusi nakčiai duris. Skuba, bėga ratelis, sukasi verpstė, pirštai purena pusnį linų. Tyliai galva linguodama verpė motulė. Daug priverpsi šį vakarą siūlų plonų. Ir aš sėdžiu ant suolo ir miegas suspaudžia man primerktas akis. Kaip ramu ir jauku, aš jaučiu, kaip mane šiltos rankos priglaudžia. Šiurkštus pirštai šiurena tarp mano plaukų. Ir ant motinos rankų ramiai užmiegu, o už lango per pūką bėga vilkas sniegu. Tas vakaras kaip krištolas, o tolyje varpai, tokį matulę vakarą ir tu mane supai. Pro langą saulė leidosi pašvaistė ugninę, tu poterį kalbėdama meldeisi už mane, kad aš užaugčiau didelis ir sveikas ir gražus, o saulė žarstė bėgyje tu žėrinčius dažus. Oh
atsirado vanduo, aiškiavalo dangus su žvaigždėmis. Kas po mano sodelį vaikščiojo, kas po mano sodelį vaikščiojo, tyliai pamažuliojo, tyliai pamažuliojo, gal tėvelis bitelių dabojo, gal tėvelis bitelių dabojo, tyliai pamažuliojo, tyliai pamažuliojo, kas po mano svirnelį vaikščiojo, kas po mano svirnelį vaikščiojo, tyliai pamažuliojo, tyliai pamažuliojo, gal brolelį žirgelio dabojo, gal brolelį žirgelio dabojo, tyliai pamažuliojo, tyliai pamažuliojo, kas po
Taip ir žmogus ateidamas į šį pasaulį įleidžia šaknį į žemę. Įleidžia ten, kur prabėga patys gražiausi jo metai - vaikystė, jaunystė. Jūs bėgat pro šalį, nematot nei berželio, nei takelio. Ir tik tai, kai praeina daug laiko, pastebi, koks brangus tas takelis ir koks mielas tas berželis ir kad jisai jau labai didelis. Kodėlgi šitie visi parodos eksponatai yra tokie brangus? Dėl to, kad tai yra jaunystė, jūsų močiučių, jūsų senelių jaunystė. Ir jūs tikriausiai matėte, kai ėmė močiutė iš spintos tą seną rankšluostį, kaip jį švelniai jį žiūrėjo, kaip glostė savo grublėtom nuo darbo sudiržusiom rankom. Ir kiek daug šilumos, kiek meilės sudėta į šitą lininį rankšluostį. Juk ne kartą jis gėrė ir drėgną sūrų prakaitą, ir džiaugsmą, ir liūdesio ašaras. Ir jis toks pat. Nesvarbu, kad iš šiurkščios lyno išaustas, bet jis toks pat švelnus, ir mylimas, ir glaudžiamas prie širdies. Tikėkit manim, vaikai, tai jūsų močiučių jaunystė. Prabėgo jį, nėra jau jos, bet ji yra labai brangi. Prabėgs ir jūsų jaunystė. Ir dabar gal jūs nesuvokėt, kokie yra tie brangus ir svarbus daiktai. Tai neskubėkit jų sunaikinti. Neskubėkit sunaikinti savo senelių jaunystės. Padėkit, nors dabar visiškai jum ir nesvarbus tie daiktai, padėkit giliai į stalčių. Tegul būtų, jis nieko jum nekliudys. Ir po kiek metų, kai jį ištrauksit iš to stalčio, jis bus toks jums reikalingas ir toks mielas ir taip džiaugsitės, kad jį turit. Yra kelios nuotraukos vestuvių, miesto ir kaimo.
pasižiūrėkite, kokie papuošalai buvo tuo metu žmonių mėgiami, kaip jie apsirėdė, kokios skrybėlės puošia moterų galvas. O stalo viduryje yra albumas. Tokį albumą turėti galėjo toli gražu ne visi. Jeigu jūs pavartysite lapus, pamatysite, kad tokius daiktus galėjo turėti tik labai turtingi žmonės. Ir vienai močiutei jį padovanojo labai turtinga ponia. Toliau ant kito stalo metos reikmenys. Ir maldaknygės, ir giesmių knygelės. Taip pat yra ir rožančius. Aš buvau atsivedusi vaikus ir dabar noriu kitiem vaikams pasakyti, atkreipti dėmesį, kad visi senoviniai daiktai yra nepaprastai gražūs. Ir tas rožančius padarytas iš medžio, bet per vidurį yra siauras geltonas ruoželis, kas tam rožančiui teikia nepaprastai didelio grožio. Taip pat atkreipkite dėmesį į tuos dievukus. Mano moteris, kuri davė, juos sakė, vadindavo stovyliukais, jiems yra arti 100 metų. Jie išsilaikė taip gerai todėl, kad buvo po stogeliu ir stovėjo prie kryžiaus. Toliau mes tą stalą paskyrėm senovinėm knygom ir laikraščiams. Yra netgi Kurklių pradžios mokyklos baigimo pažymėjimas, taip pat yra pasas. Kas vartė, labai visiems buvo keisti duomenys, vokiškus, kareiviškus batus. Štai ir šitie batai, ant jų pado yra parašyta metai. 1855 metai. Taip pat, jeigu dar kas nematė, galit pasižiūrėti į klumpes, jos yra žemaitiškos ir į moteriškus batus atkreipti dėmesį. Dabar žiūriu, viena mergaitė turi labai panašius, galbūt kulnas šiek tiek skiriasi, bet ir raiščiukų čia tiek pat daug. Ir šitie batai yra atkeliavę į Lietuvą iš Amerikos, bet vis tiek nešiojo jos lietuvės moterys. Ir papuošalai ir rankinukai yra taip pat visi labai seni. Kiekvienos moters papuošalas, ne tai papuošalas, apšti moteris ar mergaitė, aš nežinau dabar čia tiksliai, askarą padarė savo rankomis. Ir koks kruopštus tas darbas, kiek reikėjo vakarų sėdėti, kad galėtų padaryti tokį gražų, puošnų daiktelį. Labai daug pas mus yra rankdarbių. Bet kai mes dėliojom tos rankdarbius, neradom nei vieno tokio paties rankšluosčio, nei vienos tokios pačios pagalvėjos. Jau labai sena, 1919 metų vėliava, o kita yra 38 metų, bet jos abidvi buvo išsaugotos, nepaisant visų draudimų, visos baimės. Žmonės vis tiek mylėjo Lietuvą ir saugojo jos simbolius. Ir labai daug eksponatų turime skirtų, gal pasakyti, buičiai arba darbo įrankių. Mane atsivedus savo vaikus, tai man vaikai pamatė, va štai tokią didelę plokščią dalį, va štai pasižiūrėkit, aš jas galiu ir pakelti, va štai ir sako man pirmokai, mokytoja, žiūrėkit, koks irklas. Tai jiem tai buvo vaikams panašu į irklą.
Dabar mes norim pakalbinti viso šito gražaus renginio organizatorės ir šitos didelės minties, tik minties kilusios įgyvendintojas. Tai gal mokytoja, nuo jūsų pradėkime. Kartą vartydama žurnalus Mūsų namai pamačiau tokius paveikslėlius, kuriuose sudėlioti senoviniai daiktai ir padaryti tokie paveikslai. Ir man kažkaip netikėtai dingtelėjo mintis, kad tokį darbą galėtumėm ir mes padaryti mokykloje, kad galėtumėm juos parodyti vaikams ir taip pat visai miestelio bendruomeniai, kad pakviestume tas kaimo moteris, kurios dar giedoti, kurios dar prisimena tas senovinės dainas ir kad galėtumėm suruošti tokį renginį liaudišką, prisimenant tas senasias visas tradicijas, tuos visus daiktelius. Ir aišku, tokio darbo padaryti vienam neįmanoma. Tada pasitariau su šitom dviem moterim ir visas mielai sutiko ir pradėjom dirbti. Dabar jūs šnekėkit. Kokiu būdu surinkti tie eksponatai? Aš gal truputėlį pakalbėsiu plačiau. Mane svetimas kraštotyrinis darbas, aš esu užrašęs daug tremtinių prisiminimų. Man širdžiai miela, kad aš apsilankau po žmogų, pakalbu su juo, prisiminti senovę iš ties buvo labai įdomu. Lankėmės mes po kaimus. Mokinių pavasario atostogų metu vaikštinėjom po Nevėžį, anapus upės, lankėmės pas žmonės, prašym kokių senų daiktų. Žmonės mielai sutiko mums padėti, davė apdulkėjusius, laiko paliestus daiktus, mes juos stengiamės apvalyti, atnaujinti kiek begalima. Ir štai šiandien mes turim juos visus parodoj. Aš dėkinga esu tiem žmonėm ir Domicilė Juodžiūnaitė, kuri papuošė mūsų parodą, iš ties labai gausybę savo rankdarbių. Taip pat aš dėkinga esu tiem žmonėms, kurie išsaugojo mūsų valstybės simbolių. Štai mūsų parodos pasididžiavimas tautinė vėliava, kurią išsaugo Trakinių kaimų gyventojas Vytautas Keblas, o mums atnešė ją į mokyklą septintokas Norbertas Černiauskas, anūkas to žmogaus. Julijona Kuličaitė 38 metų vėliava dar turi tikrą originalą, tai ji puikuojasi kaip tik čia mūsų parodoje. Ir daug kitų žmonių prisidėjo, mokiniai padėjo mums. Aš galvoju, kad ši paroda turės didelę reikšmę, auklėjamąją reikšmę. Mes galėsim panaudoti pamokose šią medžiagą. O dabar kita idėja gimė, mokytoja Dūdienė, aš taip pat mielai padėsiu, jeigu mane priims į šią kompaniją, mes norim įsteigti mokykloje tokį muziejų. Kada į biblioteką užėjusi mokytoja pasiūlė man šią idėją, tai aš su malonumu sutikau, kadangi šitie metai yra paskelbti mūsų viešojoje bibliotekoje kraštotyriniais metais. Tai buvo proga gera prisidėti ir su malonumu kibau į darbą. Man tai yra meilesni eksponatai, tai knygos, maldaknygės. Ir noriu pasidžiaugti tokiu pakilimu žmonių, kada jau paskutiniam visai dienom prieš pat parodos atidarimą dar nešė žmonės į biblioteką senus daiktus. Teta Aldutė sakė, kad ne grina kurklietė esą, bet jau mes dabar tiek metų gyvena, jau vis tiek sakysime, kad grina kurklietė. Tai mes čia kalbinam pačias mūsų garbingiausias miestelį ir galbūt jau neįsižeis, jeigu pasakysiu pačias seniausias giesmininkės. Tai
šalia mane sėdi Aldona Simononienė, Onutė Zavaliauskienė, Elena Šapolienė ir Stanislavas Riubienė. Va čia pačios pagrindinės ir pačios mūsų mylimiausias ir gerbiamiausias giesmininkės. Mes šiandien norim jas pakalbinti, kad jos prisimintų patį gražiausią laiką, savo jaunystę. Ir jeigu Aldutė sakė, kad ne kurklietė, tai dabar prisiminkit, kaip atsiradot kurkliuose. Matot, su vestuviniu maršu atgrota. Taip, jau daug metų, tai gal jūs jau mano vyro nepažinojat, kad apsivedėm, aš dirbau Anykščiuose vyno gamyklai, paskiau atvažiavom čia į Kurklius. O jūsų tėviškė jau buvo? Aš Uteniškė. Labai vis tiek netolimas kraštas nuo mūsų. Na, o kasgi suvedė jūs visas kartu, tikriausiai suvedė giesmė ir daina kartu. Tai dabar gal, jeigu nesunku, tai prisiminkit pačią pradžią, kaipgi ta daina giesmė atėjo į jūsų gyvenimą. Nu, aš manyčiau, kad taip, gal jeigu mano draugės patvirtintų. Nu, mums daugiausiai tai suvedė, giesmė bažnytinė. Mūsų bažnyčia visą suvedė. Nu, mes pradėjom bažnyčią, lankyti bažnyčią, chorą. Nu, ir po to visi po truputėlį, dar ir saviveiklai dalyvavom. Nu, ir dabar tebedalyvaujam dar visur, nors ir senas, ir su lasdom, nebepainam, bet vis tiek dar nepametam savo. Nu, tai va, tai toks mūsų suvedimas. O nuo kokio maždaug amžiaus jau jūs pradėjot bažnyčiai giedoti? Čia Kurklių bažnyčiai pradėjote? Nu, pavyzdžiui, kaip aš, tai tada pradėjau, nu, kiek dabar gali būti metų, aš pati ne, nu, apie 30.